tendencijos. Ir viską pragrėbliuoja. Vis išmasažuojam tą kietumą, kol jis pradingsta. Labas Dominika, sveika atvykusi į Garbonų kliniką. Gali išsileisti savo plaukus, parodyti savo bangas ar garbanas ir šiek tiek papasakoti apie jas, arba priimi kažkaip prižiūri juos tokius kaip labiau tekstūruotus, banguotus plaukus, ar nieko su jais per daug nedarai, labiau kaip tiesius prižiūri. Aš iš tikrųjų nieko specifiškai nedarau, bet noriu pradėti daryti. Tai iš esmės aš naudoju tik tai šampūną ir kondicionierių ir labai tokie specifinį esu atradus, nes susiduriu su egzema, tai man būna, kad labai dirgina odą. Tai dėl to aš ten per daug kažkokių nemėginėjų dalykų. Bet ką noriu pasakyti, dėl tos kartais suaktyvėjančios egzemos man dermatologė rekomendavo džiovinti galvą fenu, ko aš niekada nedarydavau. Ir aš neturiu difuzoriaus. Ir tiesiog nelaikyti tos galvos drėgnos. Neiti miegot, nes aš visą laiką leisdavau plaukui džiūti savarankiškai. Susikuria ta tokia kaip čia drėgna, tamsi erdvė tam dauginimuisi visokių grybelių, tai geras patarimas. Tai va, bet difuzoriaus neturiu ir gaunasi, va irgi, vakar buvau masaže, tai po to labai alijuota galva buvo ir teko išsiplauti, kadangi buvo vakaras, tai teko išsidžiovinti galvą fenu. Ir aš jau šiandien matau, kad plaukas jis nutysęs, nes aš taipgi tą visą skalpą džiovinu ir gaunasi, kad jis visas nutysęs. Šiaip tiesiog fenu taip prastai. Taip, visiškai taip paprastai. Tai vat mačiau, kad pas jūs yra universalūs antgaliai. Ir dar ten kažkoks garbanų garintuvas. Čia jau truputį prasideda aukštas garbanų pilotažas, tai pasižiūrėsim, apsižvelgsim viską. Tai va, man reikėtų tikrai ir noriu suprasti tą rutiną apskritai, nes aš šukuoju visą laiką plauką, sausą plauką. Tai ir aš numatau, aš anksčiau būdavau, pavyzdžiui, prieš nėštumą, mano plaukai, jie dar būdavo taip iškarpyti ir tada iš vis mano plaukas toks jo daug ir jisai kažkaip taip pasipučia. O po to kažkaip atrodo, kad, nežinau, ar nuo priežiūros ar nuo ko, bet ilgainiui kažkaip taip suprastėjo mano garbanos, tai... Gerai, tai galėsim pasižiūrėti, ką maksimaliai iš jų galime išlaužti. Normalu, kad kartais pamatysim tikrai labai daug jo potencialo, plaukų potencialo, bet kartais, jeigu plaukas vis tiek labiau pripratęs būti savo tiesioji formą, arba jeigu tą tiesų vis šukuojam, kaip ir kokį šieną su grėbliu einam, tai normalu, kad pirmą kartą gali jis būti šiek tiek pasimetęs, kai pirmą kartą jis bus toj savo garbanoj bangoj, bet vis tiek pas plaukas iš savęs atrodo sveikas, žvilgantis, tai manau tikrai gausis tas gražus potencialas, bet geros žinios, kad paskui namie praktikuojant, vis dažniau darantis tas rutinas, greičiausiai rezultatas dar pagerės ir bus dar geresnis, negu mes dabar gausim. Antros geros žinios yra, kad darantis garbanų rutinas nereikia kažkokių specialių garbanuotų plaukų šampūnų. Tai galima likti prie kažkokio gal ten dermatologo parekomenduoto, ar kažką iš vaistinės nusipirkus esi. Pats šampūnas iš savęs garbanų neformuoja ir jokios įtakos garbanom nedaro. Ten visi šampūnai labiau užklijuota etiketė garbanuotėm plaukam, čia yra labiau tik marketingas. Rinktis šampūną pagal plaukus, tai yra tas pats, kas rinktis veido prausiklį pagal antakius. Mes susipilo plaunam ne plauką, norim nuimti nešvarumus nuo plauko, bet šampūno pirminis tikslas yra atliepti galvos odos poreikius. Tai tikrai galima naudoti ar ten kažkokį dermatitui skirtą šampūną ar egzemai, žodžiu, galima, jeigu kažką turi atsirinkus, tai toliau tą šampūną gali naudoti, nereiks jo nieko keisti. Ir taip pat ir su kondicionierium. Kondicionieriai irgi patys iš savęs garbanai daug nieko neduoda, tai yra dvi priemonės, tiek šampūnas, tiek kondicionierius, kuriuos užtepam, nuplaunam ir viskas. Didžiausia įtaka garbanai, bangai ir tai visai bendrai išvaizdai plaukų turės formavimo priemonės, tai apie jas irgi paskui pakalbėsim. Tai šampūnas, kondicionierius tikrai galima rinktis bet kokį patinkantį, nedažyti plaukai yra. Ne. Tai galima tada pats plaukas iš savęs yra minkštas, švelnus, tai kondicionierių kartais galima čia taip visų kirpėjų šokų, nes taip nedrąsiai sakom, bet galima net pabandyti kartais praleisti. Garbanuotas plaukas iš savęs yra truputį sausas, mes to sausumo norim. Čia yra taip gamta sutvarkė, kaip žolė žalia, dangus mėlynas, taip visi garbanuoti, banguoti plaukai yra sausesni, tai su to drėkinimu irgi nereikia nušokti nuo proto, nereikia ten kažkokių irgi specialių garbanuotų plaukų kondicionierių. Visą laiką reikia galvoti, ką ta etiketė sako, tai tiesiog jeigu parašyta garbanuotų plaukų kondicionierių,
kondicionierius, reiškia, kad jis tiesiog bus sunkesnis, labiau drėkinantis, nes atseit garbanoto plauko reikia daugiau drėkinti. O kadangi plaukas pats iš savęs yra minkštas, švelnus, tai kondicionierių rinkčiausi kokį nors lengvesnį. Pavyzdžiui, aš manau, kad mes net labiau pataikytume pasirinkdami tokiam plaukui kondicionierių, ant kurio būtų parašyta ploniem plaukam, nes ką tai reiškia, jeigu šitą ploniem plaukam reikia vėl galvoti, ką čia marketingas norėjo mums pasakyti, ploniem plaukam, tai greičiausiai bus lengvas kondicionierius, kad nenorim apsunkinti plauko. Parašyta garbanotam plaukui, greičiausiai tai bus sunkesnis kondicionierius. Tai čia tiek apie šampūnus kondicionierius, apie juos per daug nepermastom. O pats svarbiausias jau bus mūsų uždavinys atsirinkti tas formavimo priemonės, kurios paryškins tą bangos garbanos tekstūrą. Tai galim tada dabar eiti tiesiai į galvaplovę ir paskui vėl sugrįšim į kėdę ir jau tada daugiau apie visą formavimą atskirai pasikalbėsim. Okay. Uždėsiu rankas, kad nesušlapinčiau. Ir gali taip įgulti, čia nėra jau super patogi ta galvaplovė, vieniem patinka taip pagulėti atlošus galvą, kitiem kaip tik sako laužia kaklą. Šiltas vanduo? Ne. Kilstelsiu galvą. Jau atsimušta.
dabar užtepsiu kondicionierių. Jeigu nori, gali ir tiesiai dabar atsisės, ar patogu gulėti taip. Viskas gerai. Tai dabar jeigu pradėsi eksperimentuoti su tom banguotų plaukų rutinom, tai geriausias metas išsišukuoti plaukus, jau tada mes sausų garbanotų ar banguotų plaukų nešukuojam, nes viskas tiesiog išsipūstų. Tai geriausias metas būtų iššukuoti juos dabar, bet vonioje, pavyzdžiui, namie savo užsitepu kondicionierių arba kaukę, vis tiek neturiu ką veikti, kol jį laikau ir per jį tada prasišukuoju. Tai atsiranda toks slydimas, barjeras, tai visos garbanės, banguotaplaukės, kadangi sausų plaukų negali šukuoti, bet juos išsišukuoti kažkada reikia vis tiek, tai jos šukuojasi plovimo metu. Kaip tuomet atsikėliau ryte, jau išplaukiau galvą? Ir kaip tada su to plauku kažkaip irgi atitinkamai elgtis reikia? Taip, šiaip dažniausiai, jeigu aš susiformuoju viską labai gerai pasidarau pirmą dieną, tai greičiausiai antrą dieną atsikelsiu ir visai nieko tie bus plaukai ir su jais nieko nereiks daryti, jeigu jau buvo mano gera rutina pirmą dieną. Jeigu tam dar tik bandau, eksperimentuoju, jau mane pirmą dieną nelabai tenkina tas rezultatas, tai antrą dieną ten tikrai gali irgi nekas būti. Šiaip, bet kartais antrą dieną būna vis tiek norisi kažką truputį dar tarsi atsišviežinti tas bangeles, karbanėlės, bet jau kadangi šukuotis negalim, nes viskas išsipūs, tai galima švelniai prapainioti su pirštais, aš paskui parodysiu, kaip galima tiesiog tie formavimo priemonės, jos vis tiek per naktį niekur neišgaruoja iš plaukų, jos tiesiog toliau jose yra, tik kad kas atsitinka, kad tos garbanėlės, bangelės truputį nakties metu sukrenta, pasipučia, tai galima tiesiog, kad būna garbano atšviežinimo purškikliai, galima tik paprastai su vandeniu švelniai susipurkšti ir tada aktyvuojasi gelis uždėtas iš vakarykštės dienos ir tos garbanėlės vėl atsišviežina. O dėl to šukavimo, tai sakau, ten nelabai yra ką šukuoti. Visos garbanės banguotaplaukės truputį vaikšto, nenoriu skaičiu pasivėlusios ar su kaltūnais nereikia vaikščioti, bet jos ir neprakiša pirštų per plaukus. Aš, pavyzdžiui, irgi dabar jeigu įdėčiau savo ranką, aš užstriktų man jį plaukuose, bet nėra ten ko kišti tų rankų. Bet aš paskui parodysiu kelis būdus, kaip galima atsišviežinti kitą dieną. Švelniai tai truputį prašukuosiu plaukus, man čia galvapavai nėra labai patogu šukuoti, tai aš per daug ir nešukuosiu, vėliau kai jau atsisėsim į kėdę, tam daugiau prašukuosiu. Bet namie, duše, tai čia dabar būtų labai geras metas prasišukuoti švelniai plaukus. Ir jeigu aš jų nešukuosiu sausų, tai tarkim po to, kai eisiu vėl plaut, jie kažkaip man, nežinau, tie kaltūnai. Jo, jie bus truputį taip daugiau pasivėlę negu ten kokių tiesiaplaukių, kurios ten 3 kartus per dieną rankinukę nešiojasi šapet ir vis prasišukuoja. Tai, bet jie, kaip čia, vis tiek viskas prasišukuoti ir taip, pavyzdžiui, tavo plaukai yra tokie tik banguoti, tai jie nėra, pavyzdžiui, įsidomu mane garbanių plaukai, tai ten iš vis pinasi vienas už kito, tai ten tikrai reikia pavargti. Bet jau čia tokia, kaip čia kaip ir su kokiu kambarių tvarkymus, aš sakau, galiu kiekvieną dieną truputį pasitvarkyti, tada nereiks sekmadienį labai daug tvarkytis, arba tada, jeigu visą dieną, visą savaitę nesvarkau, tai sekmadienį jau tokia generalinė tvarka, tai čia truputį su tom ir garbanom, tai mes nesišukuojam dienomis tarp, ten tik švelniai prasipainiam, bet jau plovimo metu jau normaliai, tai garbanės ir sako, jau būna jų ta tokia didi plovimo diena, nes jau tada ilgiau vonioje pabūna, prasipainioja už visą tą savaitę, taip sakant. Aišku, nereikia leisti tiem plaukam iki kaltūno, šiandien visą savaitę specialiai nesišukuoju, sakau, ryte pasidarom tuos tokius švelnius refrešus, prasipainiojam.
truputį kilstelsi, tai pahanę patogiai pabūkti kiekvienai. Vėl gali atsikilti. Dar čia truputį kojai. Gali atsigimti. Gali grįžti į savo kėdę. Žiūrėjau, nes jau buvo išėjęs iš Galapagos, tai man buvo reikiamas kombumo. Išleidžiant namie irgi ten užsikalbu ar dar kažką, tai nes man visą laiką reikia tokio kliuksėjimo garso. Dabar bangų ar ten garbanų rutinoje svarbiausia taisyklė yra visas priemonės tapti ant va tokių liuksinčių plaukų. Turi būti visą laiką šitas garselis. Aš daug duosiu visokių patarimų, bet nei vienas iš jų neveiks, jeigu vat nebus to liuksinio. Dar šlapesnė gali būti. Galime įsiplaukti truputį daugiau. Aš naudosiu dabar dvi formavimo priemonės, kurios padės išryškinti tą tekstūrą. Aš darau truputį kruopščiau, tai dalinu plaukus į dvi dalis. Jeigu savo namie pati daryčiau savarankiškai, tai galima būtų tiesiog numesti per šoną, pavyzdžiui, ir va taip prasigrebliuoti. Nereiktų čia taip oficialiai atsisėsti ir sėdėti. To dar greitai pasigalvosiu dėl priemonių. Aš naudosiu putų ir gelio kombinaciją. Putos duos tokios lengvos fiksacijos ir apimties, tokio purumo. Putos nėra pati svarbiausia priemonė, jeigu nenoriu apsikrauti, tai galėčiau putas ir praleisti. O svarbiausia priemonė, va toj tepsiu gelis. Tai gelis sukabina bangeles garbanėlės, jas išryškina ir neleidžia joms šiauštis. O šalia gelio dar galima pasigalvoti, ką mes norim užtepti. Jeigu plaukai labai veliasi, dažyti, sausi, galima būtų dadėti paliekamojo kondicionieriaus. Bet kadangi, kaip sakiau, pats plaukas iš savęs gana minkštas, švelnus, tai aš jau jokių drėkinimo, papildomo drėkinimo nededu. Ir dar svarbus momentas, kad mes visas priemonės pragrėbliuojame. Buvo dažna klaida, kurią merginos daro, yra, kad taip priemonės įgniaužinėja. Tai įsivaizduom, kad aš jeigu gniaužčiau, tai čia ant galų viskas liks. Tai netoks geras būtų pasiskirstimas priemonės. tą pagniaužimą aš tikrai darysiu, bet truputį vėliau, kai jau bus įteptos priemonės. Na, truputį.
difuzoras yra vienintelis produktas, kurį taip drąsiau galime per visą plaukų ilgį ir iš šaknis tepti. Nieko kito jau taip iš šaknis netepčiau, kad norim galvos odą ir pačias šaknis kuo švaresnės palikti, kad neapkrauti jau. Dabar jau vyksta pati svarbiausia priemonė, kaip sakiau, tai yra gelis. Ir pusiai plaukų. Maždaug tokia moneta. Tai visi plaukam 2 monetos. Ir viską pralėbliuoja. Dar truputuką viršutiniai daliai. Ir viskas. Tai dabar jeigu būčiau savo namie dariusi tokiu greituoju būdu, tai čia mūsų rutina pasibaigtų. Ji yra labai paprasta, visai nesudėtinga. Ką dabar čia kalbėjom, tai galėjo pasirodyti, kad čia visko daug įvyko, bet čia nieko neįvyko. Mes tiesiog būtume susigrebę visos savo namie priemonės, kad ir kokias tą dieną naudočiau. Ir bet dabar viską labai gerai paimtume ir susigniaužtume. O dabar būtų ta eilė tam pagniaužti. Dar jei norėčiau, galėčiau per visas priemonės pašukuoti su paprastu šepečiu, ir jau tada susigniaužčiau ir palikčiau džiūt natūraliai arba džiovinčiau su difuzoriu. Tai čia būtų tokia greitoji rutina, bet kadangi dabar jau vizitas, žiūrėsim max, ką čia iš tų plaukų galima išgauti, tai aš dar prasieisiu su tokiu karbonų formatinio šepečiu. Toks, nežinau, gal matytas. Jis toks, jau čia prasideda visokie, žodžiu, saloniniai dalykai, tokie jau ekstra dalykėliai. Aišku, jis šepetys buvo sukurtas kaip čia irgi namų tokiam naudojimui, tikrai galima su juo irgi pasidaryti puikiai. Bet šitą žingsnį taip pat galima ir praleisti, jeigu nenorim apsikrauti. Tikrai gražiai gaunasi ir be šepečio. Tai galima šepečio ir nenaudoti. Dabar čia iš galo nelabai matysit, ką aš darau. Tai kol kas apie tą šepetį nieko nepasakoju ir nerodau jo. Bet tuo kaip aš šoną darysiu, tai bus geresnė proga, kad viską iš arčiau parodysiu. Tai apie šepetį tuo truputį vėliau papasakosiu. Dabar gal bus toliau ne ką su šepečiu darau, nes vis tiek nesimato, o va tas pats pagniaužimas. Tai kai mes gniaužom, aš aišku šitokiom tik sekcijėlėm gniaužom, mes savo plaukus, kai gniaužtume, tai jeigu be šepečio, tai visus kartu. Mesčiau ten per šoną ir visus kartu sugniaužčiau, bet esmė išliktų ta pati, galiu papešti netyčia. Gniaužom stipriai, iki pat šaknų ir girdim tą kliksėjimą garselį. Ir visą laiką juo džiaugiamės. Tai tuo visą šitą bus galima iš arčiau pasižiūrėti. Aš dabar atlošiu kėdę, kad man patogiau būtų. Tai to aš dabar duosiu vidų, tuoj minutėlę. Tai dabar duosiu veidroduką. Visą laiką jo laikyti nereikia, pamatys rankos, bet tiesiog galima pastebėti procesą. Tai dabar va taip galima bus jį paimti, va taip ypač va per šoną. Tai tuo būtų su šepečiu, bus galima pastebėti, paskui kai su difuzoriu darysiu. Tai
tai šiek tiek žvelgtelt į tą procesą visą. Tai tuo aš pasidarysiu sekcijų ir tada iš arčiau tą šepetį parodysiu. Truputį persinešiu tą kėdę. Tai dabar su šepečiu reikia jau daryti sekcijom, tai visai tada išilgėja ta rutina. Tai kaip sakiau, tikrai tą šepetį galima praleisti. Bet jo esmė tokia, kad mes prašukuojam, paimam sekciją, prašukuojam kaip su paprastu šepečiu. Ir kai atsiranda tas slydimas, tada aš užsuku dantukus, tada labai gražiai tos karpanėlės, bangelės, tarsi atsiskiria, bet kiekvienas sukrenta į tuos namelius tarsi ir atsiskiria. Pats išsivestis plaukų negarbanoja, kaip tik pratiesina, būtent dėl to mes tada suimam juos ir sugniaužam. Nu, jau čia kiek Dievas duoda. Tai jau čia tokia banga yra. Kitų plaukų būna net gniaužiant, nereikia, jie šauna kaip spiralės atgal, tai jau čia kiek pats iš savęs plaukas gali. Bet čia be šepečio, be gėlio, be nieko. Gelis yra plaukuose. Mes įtepėm gelį. Įdėjau putas, o tada gelį pragrėliau. Atsimenat, kai sakiau, monetą dedu. Jo, tai jau priemonės suteptos. Nes aš jau po šepečio aš nieko negalėsiu tepti, ir jeigu kažką tepsiu, tai viskas išsivels man. Bet dabar taip keliausiu su to šepečiu. Centimetrą, kad būtų iš ko daryti, jeigu jos iš vis plonytės, tai nebus kam, bet kad būtų, kaip sakoma, medžiagos. Kad tik kiekvieną namelį būtų kas sukristų. Kur minėjau, kad turiu tą kremą. Galima, jį būtų... Gelis stipriau kažkaip, koks čia skirtumas? Čia du skirtingi produktai. Čia taip pat, kaip sakyt, kuo skiriasi kremas nuo pudros veido. Tai kremas drėkina, paruošia odą, drėkina, minkština, maitina ir taip toliau. Tai kremas tą patį daro plaukų irgi. Tarsi paruošia plauką, paminkština, padrėkina, o ant viršaus eina pudra, gelis. Na, aš jau gelis pudra, čia ne tokios panašios analogijos. Bet gelis duoda visą grožį, visą sukibimą, visą nuimą pasipūtimą, kaip pudra. Ta prasme, jo kasdienai nereikia, kaip ir pudros kasdienai nereikia, bet gražu, kaip pudra užsideda, tai čia ta pati analogija. Kremas tik padrėkina, paruošia plauką. Būna kartais ten tokių formuojančių atseit kremų, būna tam su fiksacija, bet nieks taip vis tiek nefiksuoja gerai kaip gelis. Aš visą laiką vis tiek kaip pagrindinį dėčiau gelį, o kremą nebent prieš gelį truputuką galima užsidėti. Bet sakau, kadangi plaukas pat iš savęs minkštutis, švelnutis, o kad garbanas suktųsi reikia to sausumo, tai kaip tik aš stengiausi net nuimti tą drėkinimą, neapkrauti to plauko ten visokiais kremais. Aš galėjau ten, pažiūrėjau, kaukę 20 minučių palaikyti ir dar kremą uždėti, tai tas plaukas būtų minkštas, švelnus, ten kokia kita kirpėja liestų, jis sakytų, o, koks primaitintas, bet jau garbaną tystų, jaustųsi purvina ir nesisuktų. Tai to, kad aš žinau, kad visi garbanai aplinkui reikia, kuo daugiau drėkinkit, tai mes kaip tik sakom, nuimkit jūs tą drėkinimą truputį. Būna taip per
gelis, jeigu per daug, pavyzdžiui, sulipina. Taip. Ne tik, kad per daug, bet jei neteisingai darau, pavyzdžiui, ne ant tų kliuksinčių plaukų tepu priemonę, per stiprų gelį pasirenku, tai taip tada sukietina tokį lako efektą. Taip ir atsitiks, net ir su geriausiais pasaulio geliais, net ir su šitu naudojimu geliu, gali atsirasti toks kietumas, sulipimas, tarsi vadinu dratiniai tie plaukai, tai gali jaustis, jeigu neteisingai jį naudosim. Dėl to taip tie geliai visai demonizuoti yra, ten kitos sako, aš tai nenaudoju gelio, nes man sulipina plaukus. Tai nes sulipina, nes nežinot, kaip naudoti. Yra tos formavimo technika. Tai ant tų varvančių plaukų pragrėbliuoti, nepadauginti. Ir tada gelis tampa kaip čia ne priešu, o draugu. Tai kad dienai, pavyzdžiui, jeigu aš tą dieną ten atrišuosi plaukus, ar iš vis ten sėdžiu namie, ar iš vis tingiu kažką daryti, ar ten, man neįdomu, kaip tie plaukai atrodo, ar ten tų bangų nesidarau, tai to gelis nėra, kad jį čia reikia naudoti. Jeigu ten koks kondicionierius rekomenduojama plauko padrėkinimui visą laiką įdedam, tai toks gelis, čia yra kaip garbanų, mes viską irgi, ką čia darom, vadinam garbanų makiažu. Tai nėra kažkas, ką reikia daryti, sakytos mums rašo, jeigu nes darysi tos kirpimus, tai man turbūt ten nustos garbanoti plaukai. Ne, mes tik pagražinam tai, ką turim natūraliai priemonių pagalba. Na, jau beveik viskas suformuota, liko tik tokia veido dalelytė. Aš tai tarsi dar paimsiu gelį, trupuką. Ir žaidimai prasideda. Paimu gelį. Ir tai dar ekstra prašukuoju, duodu tam priekiui dar ekstra fiksacijos. Bet jeigu mes čia, kaip sakiau, greituoju būdu būtume dariusios, tai čia nereiktų žaistis dar sekcijom tą gelį tepinėti. Nu, ir toliau darau, ką dariau. Aš dabar taip galvoju, gal mano anksčiau ir buvo tokie daugiau to tokio sukimosi plaukė buvo, nes aš anksčiau vis tik šampūną naudodavau. O dabar, pavyzdžiui, aš ne per seniausiai turėjau 2 procedūras ten natūralių žolelių, kur atėjau pas draugę ir užsiimam tokiais būtent plauko minkštinimas ten ir jinai kaip matė tos mano nuvargusius plaukus sudžiūvusius. Sako, kaip čia jiem reikia drėkinimo. Taip. Ir, čia gali būti susiję. Taip, tai mes irgi sakom, aš žinau, čia tokia truputį ir kontroversiška tema, ir va čia, lyg ir visi moko, ir, pažiūrėjau, tu kirpėjom tam tokio tradicinio kirpimo kirpėjui, pasakyk, kad, pavyzdžiui, tiesaus plauko kirpėjui. Jo, bet pasakyk, tai taip, pavyzdžiui, jeigu mano sesė, čia neseniai buvo, sakė, nusprendė tam gimtadieniui pasidaryti blowoutą, tai nuėjo ten, į kirpyklą, kad, žodžiu, ne tik, kad ištiesintų, bet padarytų tos blowoutinės garbanas. Tai aišku, tėvo netėjo, ten nesakė, aš čia esu pati kirpėja, tai čia žodžiu, atsargiai su manim. Nieko nesakė, žinai, pasakė, ko nori, sako, viskas gerai, sako, kaip iškritikavo jos plauką, sako, koks sudžiūvęs, šieno kupeta, aš kaip pati viską čia garbanėm irgi pasakoju, neperdrink to plauko, pati visko, kaip čia, įtikėjus viską, ką pati sako, ir pasako, jei taip iškritikavo tą plauką, sako, net susikrimtau, pati namo, bet kaip irgi garbanuotų plaukų kirpėja, nors atrodo ir suprantus dalykus, sako, taip susikrimtau, užsidėjau tą kaukę namie, gal tikrai aš sausinu tos plaukus, sako, taip, užsidėjau kaukę tobulį, ten plaukučiai buvo, švelnučiai, mikčiai, sako, garbana, kitą dieną jau iškart plojau vėl iš naujo galvą, garbana nesiformavo, tyso buvo purvina. Tai, reikia truputį laikyti tą tokį, tas sausumas duoda, čia taip gamta surėdžius, taip pastačius. Pavyzdžiui, afro plaukas, neįsivaizduom, taigi ten visiškas šienas, ten Saharos dykuma, bet ir to plauko tu niekad nepridrėkinsi, ten darykitės kiek nori procedūrų, tiesiog toks plauko tipas. Tai tos sausumos, taip, aš sakau, truputį pasidrėkinam, nereikia ten išimti tos drėkinimus, bet jau ant tų tokių sausesnių, pavyzdžiui, kodėl prie jūros labai geros pas visas bangos ir garbanos būna, nes į druskingą tą vandenį šoka. Taip, išdžiovina, aišku, tai nėra sveika, jau tam su druskom specialiai purkštis, bet, taip ir atsitinka.
Arba sako, dar būna, kad jis garbalės ateina tam irgi visokių pasidaryti procedūrų. Ten būna glotninanti procedūra, ten drėkinanti procedūra. Taip, tą plauką pripildo, priglotina, sutvirtina, bet garbaną vėl nebesusuka. Tai toks, žinau, čia som garbaną toks truputį tarsi, to sausumo nereikia bijoti. Labai įdomu, nes, iš tikrųjų visai kitaip negu kad... Taip, reikia, bet su kokiu, reikia žiūrėti pagal kieno mes standartus gyvenam, nes šiaip tai visą laiką visi plaukai buvo lyginami pagal tą tobulą tiesų plauką. Tai jo, jeigu lyginam pagal tiesų, tai taip tikrai tas garbanotas plaukas sudžiūvęs ir ten jį drėkinti reikia. Bet, pavyzdžiui, aš jeigu lyginu, kaip jau garbanotų plaukų kirpykloje, aš šitą plauką dabar tavo lyginu, tarkim, su kokios Brazilijos, to tikrų garbanotų plaukų. Tai jis man net per minkštas, bet aš sakiau, tie plaukučiai švelnučiai, minkštučiai, tai čia pas ką nueis. Taip sakoma, viena kirpėja iškritikuos, o garbanotų plaukų kirpėja kaip tik apsidžiaus, sakys, o, sausas plaukas, super. Pas mus irgi būna su kuo didesniu krūmu ateina, tuo mes labiau džiaugiamės, nes žinom, kad geresnės garbanos gausis. O kai ateina su tokiu tobulu plauku, tai mes jau iškart paruošiam garbanės nutikėm, žinokit, nepažadam, kas čia gausis. Na, beveik viską suformuota, eisim prie džiovinimo. Nebūtina, bet dabar dar paėmė truputį gelio. Ir galima tokį paskutinį kaip sumuštinį tarsi padaryti. Tokį paskutinį užgniaužimą padarą. Gražiai banguojasi. Tai dabar galėtume palikti džiūt natūraliai, bet su difuzoriu gaunasi daug gražiau, nes dabar šitas visas vanduo, jis gana sunkus, tai ne plauko ilgis, o sunkus vanduo tikrai jį pratemptų žemyn. Dabar matosi kokia graži banga, bet jį prasileistų. Tai kai džiovinam su difuzoriu, tai greičiau tą vandenį pašalinam ir tada banga ryškesnė, ne tokia nusverta pasidaro. Labai įdomu, nes pas ką buvau irgi, pas ką nuėmiukas, žinau, kad nespecifiškai su garbanotais plaukais dirba. Tai pasakau, kad jeigu kerpam, tai sakau, aš noriu užgauti daugiau tos garbanos, tai kažkaip atsižvelgėte. Tai ir man net paskutinį kartą irgi siūlė tą purškalą su druska. Ir taip įdomu, kad čia visai kitaip. Tai druska pati iš savęs. Būna dabar šiais laikais yra kur atseit druskos purškalas, bet be druskos. Jis vadinasi tekstūruojantis purškiklis. Tai tokių būna. Bet jo, šiaip tai aš sakyčiau gelis, visom garbanom gelis. O ten visos žinot, kad jos, pavyzdžiui, tik su tą purškalą su druska. Tai jis pats iš savęs neturi to pajėgumo. Jis gali kaip ekstra patekstūruoti plauką, bet kaip pagrindinis vis tiek reikia kažko stipresnio. Čia su vienu karščiu. Galima, pavyzdžiui, dabar būtų ant viršaus dar užpurkšti druskos purškalo. Bet jau ant viršaus kaip ekstra priemonė aš galėčiau užpurkšti. Prieš džiovinant? Jo. Kitos ir prieš dedat, prieš gelį, bet jo, dabar prieš džiovinant dar galima būtų papurkšti. Man atrodo, aš tai nenoriu apkrauti ir taip čia gelis uždėtas stiprus. Bet paskui galime eksperimentuoti su visokiam kombinacijom. Gelis, druskos purškalas, tik putos ir druskos purškalas, gelis, putos, druskos purškalas, kremas, gelis, druskos purškalas. Visokių tų kombinacijų galima darytis ir žaisti, žiūrėti, kas labiausiai patinka. Nėra čia, pavyzdžiui, kad jums tinka tik viena ir tokia kombinacija. Gali daug skirtingų būti. Čia nepabijom gerai, jau toks kaip paskutinis, stiprus sugniaužimas. Tai dabar jau eisim prie džiovinimo. Tai jau plaukai visiškai išdžiūsta, dabar dar galiu švelniai priliesti, dar yra to tokio kietumo. Jau ne taip baisiai, kaip buvo prieš tai, bet tokio, gal jauti dar sustingimo, tarsi tokio. Jo, tai viskas, mes jau atsisveikinam, padėkojom šitam kietumui, čia, žodžiu, kad saugoja mus nuo išsišiaušimų. Ir dabar mes to išpurtom ir iškedenam. Ir tarsi išmasažuojam tą kietumą, kol jis pradingsta. Gali būti, kad aš gniaužiu ir, pavyzdžiui, neišsigniaužiu man tas kietumas. Tai jau reiškia, kažką negerai dariau. Tas kietumas turi visiškai pradingti. Jei neišsigniaužiu, tai gal, pavyzdžiui, per ant sausų plaukų dėjau priemonę
nebuvo to kliuksėjimo. Atsilošk. Tai va rezultatas, gali pasiliesti plaukus, pasižiūrėti, ar maloniai jaučiasi, nesijaučia jokio produkto plaukuose. Jis švelnus yra, bet visiškai švelnus plaukas. Tai va, čia yra geras rezultatas, skaitosi tada, kai priemonės visiškai nesijaučia plaukuose. Kartais gali atsitikti, kad truputį lėti ir tarsi yra priemonė. Nu, tai jau reiškia, kažką negerai dariau. Galbūt per daug gelio prikroviau, galbūt per stiprius produktus pasirinkau, galbūt per nebuvo to kliuksėjimo garselio, tai vat produkto turi visiškai nesijausti plaukuose. Jeigu jaučiasi, nu, tai tada pasimokau ir kitą kartą bandau kažkaip kitaip daryti. Kartais tai ne man gali jaustis produkto, jeigu aš specialiai bandžiau, kad jis jaustųsi, tai pavyzdžiui, kai kalbėjome apie tekstūruojančius purškiklius, druskos purškiklius, kai jį užsipurškiam, gali plaukai jaustis šiurkštesni, bet tai bus tik vat jutiminis toks dalykas, bet už tai garbanos gerai laikys. Tai čia kai bandom, kai sakiau, kad jeigu vat, tu turi tą soft hair finish, tą tokį minkštą plauką, tai galima jį bandyti pašiurkštinti ir tada, kai pašiurkštam, pavyzdžiui, su druskos purškikliu, tai tas jaučiasi, bet už tai laikosi garbanos bangos. Tai va, bus tiek tada, gal turi dar kažkokių klausimų, gal kažką. Kaip aš rytoj atsikeliu, ką man daryti, šukuoti negaliu. Taip, šukuoti negaliu, tai dėl to šukamo, kaip sakiau, aš irgi, pavyzdžiui, aš neprakišu pro savo plaukus savo rankų. Ir čia nėra man ko kišti, bet ar atrodo, čia dabar kažkokia netvarkinga? Ne, nu taip, tas plaukas yra kažkiek, čia aš pasižiūrėčiau, nu gali būti tokių pasivelimų, nu bet tai va tokios garbanės ir vaikštų. Tarsi nereikia čia su koltūnu vaikščioti, jeigu vis dėlto atsikeliu, mane kažkas nervina, aš, pavyzdžiui, čia esu atsikėlus iš vakar su tokiais plaukais ir aš nieko su jais nedariau, man viskas gerai. Jeigu nervina, va kažko noriu ekstra, tai galime, pavyzdžiui, pasirinkti truputį aliejūko, tarkim. Nu, va kokį nors tai. Ir va taip truputį. Ir va, jeigu kažkas nervina, atsargiai, va, prasipainioti. Bet kartais šis tais painiojimais, nu, tada užsisukė, aš jau dabar kaip prapainioju, tai aš jau išinu iš frivo, nu, nieko neliko. Tai čia reikia žiūrėti, kas man svarbiau. Jeigu tai nėra sakau didelis kaltūnas, tai galima viską ir palikti. Nu, tai vat galima tada su aliejūku truputį prasipainioju ir tada vėl, pavyzdžiui, sukioti, bet jau čia greičiausiai tada nelabai kas lieka, nes aš žinau tokios rogelės, nu tai galima šiek tiek su aliejūku. Dar galima, pavyzdžiui, ryte, šitas būtų geriausias būdas, paimti vandens, gelis vis tiek plaukuose yra, jisgi niekur nedingo, tiesiog tie plaukai pakrito, švelniai susipurkšti. Išsipurškiu švelniai plaukus. Ir taip įvedu tą vandenį, nepabijoti įvesti. Ir tada vėl sugniaužiu. Ir matosi, kaip aktyvuojasi ir kažkas vyksta. Nu tai vat ryte. Dar, kaip sakiau, turim tą garintuvą. Tai čia yra tas pats vanduo. Tai ir tas pats vanduo, kaip iš to buteliuko, tik jis garas eina, šilto garo formate. Jis iškart tiesiog džiovins. Ir tada tas garas įeina į plauką ir jį labai gražiai tarsi išpučia. Bet mes nenorim išsipūtusių plaukų, bet yra gelis. Tai jis to pačiu nori jį išpūsti, bet yra kadangi gelis, tai neleidžia išpūsti tas garas ir tos garbanos pašoka ir atsišviežina. Nu tai bet mes ir tom ten kiek iki kito plovimo, tarkim, jeigu kas 4 dienas plaunu, nu tai ten 2-3 dieną, va taip ir vis, nu pas kažką. Bet ir vaikštų tokia. Nu būtent ten gal 4-5 dieną gal nenoriu plautis, bet tos garbanos labai prastos, ne vienas tas šviežinimo būdas nepadeda. Nu tai galima pasirišti jau tada būti tiesiog kaip čia nedemonstruoti tų garbanų. Bet šiaip, pavyzdžiui, su kokiu garintuvu, tai visą laiką pavyksta ilgai su juo galima pravaikščioti. Nu, super. Ačiū labai. Gerai. Labai įdomu. Gero garbanų nešiojimo, gero eksperimentavimo namie. Dabar reiks tik nepamesti tos rutinos ir bandytis. Taip. Ačiū. Gerai.